Teisėjas Evangelijoje vadinamas yra neteisiu ir jokių būdų nėra Dievo atvaizdas. Taip pat jo elgesys visiškai neatspindi Dievo santykio su žmonėmis, su mumis. Jei net neteisingas teisėjas išklausė našlės prašymo, tai jo labiau Dievas, kuris yra kupinas meilės ir gailestingumo, nepaliks nei vieno iš mūsų be dėmesio, be savo gynybos, be išklausimo, be apsaugos. Dievas mato tave ir mane ir budriai saugo. Jis pasirinko tave, kiekvieną iš mūsų, kad įgyvendintų savo meilės planą per mus, per savo sūnų šitame pasaulyje. Dievas apdovanoja tave meilę ir malonę, savo artumu ir globa. O tu, ar esi pasiruošęs, ar šauki jo dieną ir naktį, ar pasitiki juo kiekvieną akimirką? Šiandien siūlau mokytis ištvermingos maldos, kurie yra kartais labai įkyri. Įkyrus pasitikėjimas tėvu. Keistai skamba, bet kasdien, ne tik kančioje, ne tik sunkumuose, ne tik lygose šauktis jo balso, kasdien būt su juo, pasinerti jo žodžių gilumą. Ir siūlau vieną iššūkį. Pabandyk kiekvieną rytą ar vakarą skirti bent 15 minučių susitikimui su juo, skaitant šią arba kokią nors kitą Evangeliją. Neskubėk, nors ir pasaulis aplink griūtų, turėk ištvermės ir nenutolk nuo jo žodžio nei per akimirką, nei per sekundę. Ir pasižiūrėsi, kaip kasdien tavo širdis, tavo gyvenimas prisipildo Viešpaties meilė. Palaimintos tau dienos.